Sveiki, sodininkai ir daržininkai. Sveikinu pagaliau su atėjusiu kalendoriniu pavasariu. Ar jau pasiruošite sėjai? Ar jau turite sėklų? Jeigu ne, kviečiu pasidaryti skanios arbatos ir šiandien laidoje kalbėsime apie sėklas ir sėją. Labadiena, Nelda. Sveiki. Tai šiandien kalbėsime apie žolinius augalus ir apie jų sėją. Tai gal trumpai papasakokite, nuo ko viskas prasideda ir ką reikėtų daryti. Galbūt reikėtų pirmiausia apibūdinti, kas ta sėkla yra. Nes mes įsivaizduojam, kad tai yra kažkas tai tokio, apčiuopiamo, didelio, į žemę įspaudžiu ir jau išdygo. Taip, sėklytės yra augalų generatyviniai augalo, patys dauginimo organai, nes gali būti dauginimas ir vegetatyviniu būdu. Tai yra žaliaisiais auginiais, lapeliais, atlankomis, labai daug variantų. O generatyvinis tik vienas – sėklytė. Ir jos sudėtis yra tuo ypatinga, kad mes galėtume prilyginti netgi kaip embrionui mažam, kuris turi išsivystyti. Tai pati dengiančioji vieta yra tokia nedidelė žievelė išorinėje pusėje, o viduje yra gemalas. Tai yra ta tokia elementari. Ir sėklos, jeigu tai palyginti, gegužraibinių šeimos atstovų sėklos yra maždaug pagal savo dydį, tai yra 0,01 mm. Faktiškai kaip mūsų gražus geri miltai, išsijoti kaip dulkelės. Ir palyginimui maksimumas, tai yra sėklas, sakykime, tų kokosinių galbūt palmių vadinamų, iki 18-23 kg gali būti. Tai va toks didžiulis kontrastas tarp to, ką mes galime beveik ir nematyti, ir tarp to, kas yra akivaizdu, bet įsivaizduojam, kad tai galbūt vaisius yra. Ir palyginimui dar galiu pasakyti, kad šitie mažieji, mažų sėklyčių augaliukai, vyriškoji gegužraibė yra įtraukta netgi į raudonąją knygą. Tai yra gan sudėtinga jai daugintis, turint mažas sėklytės, ir jeigu nėra palankios terpės, be abejo, jų ir populiacija mažėja. Jūs ką tik paminėjote, kad labai sudėtinga yra daugintis gegužraibinių šeimos atstovom ir jie įrašyti į raudonąją knygą. Galbūt galima tuomet žmogaus pagalba padėti jiem neišnykti, prisidėti kažkaip priverstinai priauginti, prisodinti. Natūralios buveinės tai yra pati palankiausia terpė augalui augti. Be abejo, ne tik sėklytėmis, galima jas dauginti ir kitais ten organais iš šaknų atžalų, nes jos netgi ir vyriškosiomis pavadintumės dėl to, kad šaknų dariniai primena truputėlį netgi ir vyriškus organus. Bet žinoma, kuo daugiau natūralios terpės, kuo daugiau natūralios aplinkos, kuo mažiau mes teršime, tai ir mūsų tas bus prisidėjimas prie jų populiacijos didinimą. Pakalbėkime apie sėjos laiką. Vienoms sėkloms gali būti laikas vienoks, o kitoms kitoks. Tai kaip žinoti, kokias sėklas kada sėti? Pačios smulkiausios sėklytės, jos ir reikalauja ilgiausio vegetacijos periodo. Tam, kad jos mus džiugintų, kad jos pas mus galėtų teikti tą gerą estetinį įspūdį, mes turime jau pradėti jas sodinti, sėti anksčiau ir ne lauke, o kažkuriuose tai šiltesnėse patalpose. Tuomet atsakykite, kurios gėlių sėklos yra sėjamos pačios pirmosios? Šiuo metu jau yra kovo mėnuo, tai su kai kuriomis veislėmis, rūšimis mes jau ir pavėlavome, nes mūsų visažydės begonijos, dar vadinamos tarp mūsų, paprastai tarp žmonių ledinukais, jas sėti reikėjo jau sausio mėnesį, nes jų sėklyčių pats dydis lygiai taip pat primena sėjotus miltus. Vėliau vasario viduryje mes jau turėjome pasirūpinti sėja lobelijų, petunijų, nes lygiai taip pat dabar galėsime pamatyti, kad jų sėklyčių dydis yra matomas, bet taip pat labai nedidelis. Ir dabar kovo mėnuo startuojame su visomis kitomis gėlytėmis, kurių jau sėklytis yra nuo milimetro, nuo 2, nuo 3 ir daugiau. Šią informaciją mes taip pat labai gerai puikiai galime surasti ant pakuočių įsigydami prekybos tinkluose, ten, kur prekiaujame sėklomis, ir labai svarbu perskaityti būtent tą informaciją esančią pakelio antroje pusėje. Nelda, matau, kad esate pasiruošusi labai daug įvairiausių augalų ir gėlių ir daržovių, žalialapių. Tai gal trumpai papasakokite apie juos ir būtent apie sėklutes, nes įvairiausių formų bei dydžių čia yra. Skirtingo dydžio, skirtingos sėklytės galimos supakavime matyti skirtingo varianto. Tai priklauso taip pat ir nuo dydžio, ir nuo galimybės išlaikyti drėgmę tam tikrą laiką. Ir mes dažnai taip pat matome, kad ir ant pakuočių būna nurodytas ir sėjos laikas, ir pikavimo laikas, ir žydėjimo laikas, arba derliaus numimo laikas. Tai tokiu būdu
mūsų pakuotėse esančios sėklos yra kokybiškos ir tą laiką, kuris nurodytas ant pakuotės, išlaiko visas savo teigiamas savybės. Štai dabar aš jums galėsiu parodyti, kaip gražiai bengintuvėlėje yra sudėtos petunijos sėklytės, kurios pagal savo dydį, galima sakyti, yra matomos, bet jų čia tik 15 vienetų. Galime matyti ir štai tose sandariuose užspaudžiamuose plastikiniuose maišeliuose. Čia mes matome jau ne gėlių, o tujos, vakarinės tujos sėklytės. Ir jų jau nebe 15, o žymiai daugiau. Ir kaip aš sakau, iš tiek sėklų, jeigu jos visos sudygsta, jau galima savo sklype visą teritoriją apsisadinti. Taip pat būna ir metalo folijos pakuotės, kurios sandariai užvakumuotos. Sėklytės mes galime girdėti, kad juda, tačiau jau reikia jas siejant būtinai šitą maišelį, taip šitą pakuotę atidaryti. Galima naudoti rankas, rankų pagalbą, nes šita viršutinė dalis, kur yra šiek tiek dantukais, labai lengvai per ją plėšiasi, bet jeigu mes planuojame iš karto visą pakelį išnaudoti, tai visą tą viršutinę dalį nukerpame ir atveriame maišelį sėkloms. Ir štai va čia dabar jau matome tikrai aiškiai taip išreikštas sėklytes. O pakalbėkime apie jau paties surinktas sėklas. Jeigu, pavyzdžiui, namuose augini serenčius ir rudenį sugalvoji iš tų savo jau peraugusių prisirinkti sėklų, ar galima jas naudoti ir kitais metais pasisodinti jau, kaip sakant, iš buvusio augalo? Taip, žinoma. Ir yra daug gėlių veislių, kurias sėkmingai nurinkus, tada, kai jos yra jau brandžios, galima naudoti sėjai kitų metų sezonai. Ypač jeigu tai yra vienmetės gėlės, kurios pas mus per žiemą neišgyvena dėl mūsų klimato šalto, tai be abejo surinktos tiks. Tačiau serentės yra vienos iš tų, kurios labai sėkmingai sugeba susikryžminti. Ir ta tikimybė, kad jūs tą patį rezultatą gausite ir kitais metais, ne visą laiką bus. Gali ir tėti, gali būti ir mama. Tam padeda ir mūsų bitutės. Tai jeigu turite galimybę vienas gėlytės serenčias auginti viename krašte sklypo, už 50 metrų kitame, tai tikimybė, kad tą rezultatą galimai ir turėsite, jeigu tai bus ne hybridas. O priešingų atveju turėsime dar kažkokį tai grožį, kuris bus susimaišęs. O kai jau prisirenki tų sėklų, kaip jas išsaugoti ir pasiruošti kitam sezonui? Na, jeigu pats prisiruošia, kaip jas išlaikyti sausai, nežinau, nuo saulės spindulių? Dauguma sėklų subręsta jau vasaros pabaigoje arba netgi rūnės sezono metu. Tai mūsų pats jų laikymas be abejo reikalauja sausos terpės. Jei tai yra sėklos, kuriom nereikalinga papildoma šalčio, ta tokia terpė, tai mes jas surinkėme. Ir jau galima netgi nebūtinai išbarstyti, o tiesiog visas su koteliais nuskintas savo galbūt sėkladėžėse ir laikyti sausai. Čia yra pedagoninės verbenos sėklytės, čia dugne jos jau labiau matysis, bet buvo skintos tuo momentu, kai jau buvo gavusios minusinės temperatūros, buvo atneštas į kambario patalpą, šiltesnė be abejo, ne minusinė, ir išlaikytos sausai, išdžiovintos. Ir tada mes jau galime drąsiai jas visas iškulti. Iškulti tai yra išbarstyti, kad jos atsiskirtų nuo savo pagrindinių stiebų, nuo savo sėkladėžių. Tarp šitų, sakykime, nedidelių šiukšlyčių yra be abejo ir mūsų sėklos. Jos yra labai nedidelios. Tai yra pedagoninė verbena, kuri galimai labai puikiai pas mus sudygsta, jeigu mes jau turėjome jų prieš tai pasisėję lauke. Tai vienas variantas, kada mes leidžiame tom sėklom natūraliai išbyrėti žemėje, paliekame jas, neišrautas. Ir kitas variantas, kai mes norime ankstyvesnio žydėjimo, tai va šitas visas nuskintas ir išdžiovintas sėkladėžes, taip išbarstome ir atsiskiriame sėklytes. Atsiskyrusias sėklas mes galėjome jau turėti nebūtinai kovą. Galimai jos išdžiūva gruodžio mėnesį, galbūt lapkričio mėnesį, tai tokiu būdu mums reikalingas jų sandėliavimas. Ir vienas iš pačių paprasčiausių, turint popieriaus lapą, jį lenkti per pusę. Užlenkėme 2 atvirus kraštus vieną kartą, toliau tą patį atliekame dar kartą, turime stiprią užlenktą briauną, tada užlanksime kampus. Šiek tiek daugiau nei pusę lenkėme vieną kraštą ir tada
užkišame už jo štai šitą laisvą kraštelį ir užspaudžiame. Ta patį atliekame ir kitoje pusėje. Užlenkiame štai prieš tai su tvirta briauna esantį kampelį daugiau nei pusę ir toliau vėl užkišame štai tą sulenkimo briauna esantį kraštelį. Štai mes turime saugyklą, kur užsirašome augalo pavadinimą, metus, nes sėklos gali būti daigios kai kurių 80 metų, o kai kurios, ypač tam tikrų piktžolių, netgi iki 80 metų. Tai mums informacija, kuri bus užrašyta, labai padės ateityje, nes gal tų sėklyčių mums nebūtina tiek daug per vienus metus įsėti. Mes turėsime vėl rezervą dar kitiem arba dar kitiem metam. Patagoninė verbena. Kas domitės giliau šiek tiek apie augalus, galite užsirašyti ir latinišką pavadinimą. Po to rašome metus, mėnesį ir dieną, kada mes tas sėklytės pasiruošėme. Šiek tiek persistengiau, bet tas sėklytės mes vėl galėsime susemti ir įpilti į mūsų dėžutę šitą paruoštą ir gražiai užsandarinsime. Ir jau turime paruoštas sėklytės. Pakalbėkime šiek tiek ir apie tvarumą. Pavyzdžiui, mano močiutė, ji niekada neišmeta indelių nuo margarino, nuo visokių vištienos plastikinių tarų. Tai ar galima jos dar kartą tas taras panaudoti, būtent daiginant mūsų sėklas? Įvairios taros pas mus susidaro ne vienas indelis ir ne du. Mes buityje tikrai naudojame ir įvairius indelius nuo faršo, nuo mėsytės. Tai šitie indeliai yra tikrai praktiški ir geri, tačiau reikia žinoti, kad mes vėliau turėsime dugnelėje padaryti ertmes, kad perteklinis vanduo ir jo kiekiai nusidrenuotų į apatinį indelį. Čia yra atliktos skylutės, dūriai su įkaitintų, sakykime, aštriu daiktų. Gali būti yla, gali būti vinis, gali būti virbalas. Svarbiausia, kad tos kiaurymės būtų su aštriu daiktų pradurtos indelėje. Mes taip pat galime tikrai puikiai panaudoti dėžutės nuo saldainių. Labai puikiai, kad ir dangtukai yra prie jų, tačiau lygiai taip pat čia yra iškaitintos 3 ertmės tam pertekliniam vandens kiekiui nusidrenuoti. Yra ir žemesnės įvairios saldainių dėžutės, kurios tinka ne tik daiginimui, bet gal greičiau kaip padėkliukas, nes mums po tais indeliais su kiaurymėmis reikia, kad vanduo susitelktų apatinėje dalyje. Ir lygiai taip pat pasėjus sėklytės mums reikia indelius ir uždengti. Tai šitie įvairūs dangteliai gali būti tiek kaip apatinė dalis, tiek kaip uždengiančioji viršutinė dalis. Reikėtų paminėti, kad kartais pas mus namuose susidaro štai ir tokios taros, tai yra nuo stabilizuotų rožių, kuriuose jos būna įpakuotos. Tai irgi labai puikiai terpė, tai kaip mini indeliai su kiaurymė. Ir jeigu jos jau būna panaudotos, štai šitą tarą puikiai tiks jūsų sėjai, sėklyčių. Tik viena dar sąlyga yra, kad išėmus štai šitą visą vidų, parodysiu, štai čia, taip, yra toksai kartoninis laikymosi pagrindas, tai kad mūsų dėžutė nesudrėktų, išėmus štai šitą laikiklį, mes vidų išklojame su polietileno plėvele. Nes vėlgi, per šitą indelį išbėgantis vanduo, kad nesuminkštintų kartonę pagrindą, perteklius patenka ant polietileno plėvelės ir vėliau augaliukai sėkmingai gali augti. Ir kas yra labai patogu, mes sukūrėme tarsi mini šiltnamį. Štai ši skaidri polietileno plėvelės, taip viršutinė dalis, yra sėkmingai užsiūmama ir izoliuoja, sudaro šiltesnę temperatūrą štai ten viduje dygti sėklytėms. Ir tikrai pas kiekvieną šeimininkę namuose atsiras tuščios taros nuo grietinės, nuo jogurto, kuriame, kaip matome, taip pat jau yra atliktos išdegintos kiaurymės. O štai čia šitas indelis labai puikiai gali tarnauti kaip žymeklis. Nes, kai mes jau sėklytės pasėsime, mums taip pat reikės pasižymėti mūsų sėjamų sėklyčių pavadinimą ir datą, kada mes jas sėjame. Tai yra svarbu. Ir štai čia
mes matome jau taip pradėta karpyti indelį. Su žirklėmis labai lengvai jisai atsikerpa, jis yra nestoras, tačiau tam, kad mūsų smeigas būtų į žemę įstatytas sėkmingai ir tvirtai, mes štai šitą apatinę dalį šiek tiek pasmailinsime. Na va, ir mes turime pasiruoštą jau smeigą. Jisai yra atsparus drėgmei, vandeniui ir mūsų informacija nesubliukš ir nepasikeis per tą laiką, kol sudygs sėklytės. Neverta išmesti ir nuo grietinės esančių dangtelių, nes sėklams dygstant tai bus puikiai medžiaga taip uždengti viršutinę dalį, kad būtų šiluma ir drėgmė, o kai kuriais atvejais tai taip pat gali būti kaip papildomas po apačio patekliukas vandens surinkimui. Yra nemažai pakuočių, kuriuose perkant mes iš karto turime tą teigiamą rezultatą, tai yra pirktinį žemeklį. Po sezono, kada jie mums jau yra nebetinkami, atrodo nebereikalingi, mes labai puikiai galim kartais ir pakeisti tą pavadinimą, dar kartą naudoti. Arba rezultate kitų metų sėjai taip pat vėl jį pritaikyti. Ir štai va čia mes matome gan jų daug, kurie yra nuplauti ir galimai yra naudojami antrą, trečią kartą. Sėklom, jų pavadinimam ir laikui pažymėti, taip pat galime naudoti ir kitą žymėjimo variantą. Tai yra ne į žemę smeigumą žymeklį, o paprasčiausiai kerpamės iš popieriaus lapo juostelę, užsirašome pavadinimą mūsų norimo augalo ir taip pat laiką, kada mes šitą augaliuką jau pasėjame. Toliau naudojame lipnią juostą, su kuria šitą popierinę mūsų žymę užklijuosime, tam, kad ta drėgmė nesiskverbtų, nes popieris bijo drėgmės. Ir šitaip paruoštą pavadinimą, taip ir užrašą su mūsų data, galima jau tvirtinti prie tos dėžutės, kurioje bus augalai sėjami. Štai va, taip labai paprastai. Reiškia, nebūtinai į pačią gruntą sėjama, o galima ir prie dėžutės. Nelda, laikas pakalbėti ir apie gruntą. Taigi, koks yra geriausias gruntas skirtas sėjai? Daugumą gruntų, kuriuos mes pasirinksime sėjai, taip ir turėtų būti ant pakuotės užrašyta sėjai ir sodinimui. Arba galimai su tam tikra įžvalga, kur yra informacija, kad šitie augaliukai geriausiai augs ir bus, jeigu pasėjami, va šitoje terpėje. Jeigu jūs pradedate savo sėją ir atidarote pakuotę, geriausia, kad būtų bent jau keletą valandų iš anksto jinai atidaryta, kad šitą žemę įgautų oro, kai jinai pradėtų kvėpuoti. Nes pakuotės jinai šiek tiek suslėgta būna nuo transportavimo, nuo tam tikrų kitų mechaninių savybių. Kadangi sėkloms sėti drenažinis sluoksnis nebūtinas apačioj, tai mes keramzito granulių ir nenaudosime, tačiau užpildysime pačią tarą su pasirinktų gruntu. Sekantis etapas, kad sėklos sėkmingai sudygtų ir, sakykime, tolygiai vienodu metu, mums reikalinga šitą paviršių minimaliai suspausti. Tam galime panaudoti kitą mažesnį dangtelį, taip, arba jeigu turime ir užsafarintis kraštais, tai visiškai nesvarbu, bet tolygus minimalus suspaudimas palengvina vienu metu sėklytėms sudygti ir sudaryti tolygią visumą pagal savo ūgį. Na ir jeigu matome, kad mums šiek tiek dar reikia drėgnumo, imame polivizatorių tai ir su juo sudrėkinsime paviršių, į kurį sėsime sėklas. Vandens temperatūra turi būti kambario, tai yra 20-22 laipsniai ir šiek tiek sudrėkiname paviršių. Jei matome, kad drėgmė labai sėkmingai susigeria, nebesilaikant paviršiaus, tai mes tada galime sakyti, kad mūsų gruntas yra tos drėgnumo režimo temperatūros, kokios ir reikia. Nesvarbu, kurias sėklytės mes pasirinksime sėti, jos į sieną turi būti išbertos ant žemo indelio paviršiaus
išskleistos, ką mes sėkmingai galėtume to lygiai paskleisti. Yra blogiausia, kada mes stengiamės iš pačios pakuotės barstyti ir jeigu mums išslysta iš pirštų, būna taip, kad tos sėklytės pasibarsto netolygiai ir kažkokiais tai didžiuliais dryžiais. Čia turime omeny, kai sėklytė yra smulki. Jeigu pupelė, tai be abejo mes ją ten sėdome po vieną. Patagonijos verbenos, kaip ir darželinės verbenos sėklytės, yra smulkios, išžiūrimos ir yra vienas iš tokių reikalavimų, kad jau jas reikia pradėti sėti maždaug vasario viduryje, nes turės praeiti maždaug 3 savaitės, kol jos sudygs. Tai yra gan ilgas laiko tarpas. Ogi mes norime dar iš tokių savo gražių žiedų matyti savo darželiuose, tiesa. Na ir tokiu būdu svarbiausia nesusivėlinti, kad sulauktų to ankstyvesnį žydėjimą. Na ir dabar mes jas pabarstysime štai čia ant paruošto grunto paviršiaus. Nepersistengėme, nesutankykime, nes tai visiškai nereiškia, kad mes turėsime daug augalų. Jie išstyps, gali būti, kad ir pradės trukdyti vienas kitam nuo savo tankumo ir mes negalėsime sėkmingai išpikuoti, nes mūsų laukia dar vienas etapas. Po sėklų sudygimo tai yra jų pikavimas. Na ir jau jas išbaršius mes dar kartą sudrėkinsime jas. Va, tas, kas nereikia, taip, tai yra tie lukšteliai nuo sėklyčių, jie tegur įsisklaido iš šonus, taip atsargiai. Ir vienas iš reikalavimų, kad šitų sėklų jokių būdų negalima užberti žemę dėl savo smulkumų. Štai va ties taip pat ir paliksime uždengdami dangteliu ir po apačią padėdami papildomą indelį pertekliniai drėgmei susigerti. Vienas po apačią, taip, o kitas uždengiame. Jeigu dangtelis yra netinkamo dydžio, neužtenka mums jo, mes kuo puikiausiai galime panaudoti ir polietileno plėvelę, skaidrę. Kiekvieną dieną mes turėsime stebėti ir tą kondensatą, kuris susirenka štai čia, šioje pusėje, nudengti, taip, išvėdinti ir vėl iš naujo uždengti. Be abejo, visas šitas talpiklas, kol dar nėra sudygę, ant palangės dėti nebūtina. Užteks, kad šiltai prie radiatoriaus arba netgi kartais ant spintelės, kur yra tikrai šilumos režimas didesnis, ir lauksime jų sudygstant. Tik sakau, tai yra patagonijos verbenos sėklos, bet 3 savaičių rezultatą nesitikėkime. Štai va šios sėklytės yra vasario mėnesį sėtos, taip pat patagonijos verbenos, ir štai vat po 3 savaičių jūs jau pradeda rodyti pirmosius rezultatus. Dar ne visos, be abejo, jos čia nebuvo taip ir tankiai pasėtos. Ir kontraste galime parodyti, štai kaip atrodo kitos sėklytės, žymiai didesnės atrodančios, taip, tai yra mūsų lubinai, tik žinoma ne tie, kurie jau paskelbti invaziniais, o dekoratyviniai lubinai. Ir pirmieji jebaliniai lapeliai, kaip ir patagonijos verbenos, o štai čia jau ir pirmasis tikrasis lapelis. O pikuot pradėsim tik tai tada, kai susiformuos 4 pagrindiniai lapeliai. Štai mes matome vienos dienos rezultatą, kada drėgmė perteklinė susikaupė ant štai šito uždangalo vidinės pusės, tai mes būtinai jį turėsime atitraukti, kad mūsų augaliukai galėtų kvėpuoti. Ne visada yra galimybė mažą tarpą palikus drėgmę išgaruoti. Taip. Tai mes turėsime atsargiai nuimti tą dangtelį, paslinkti, kad mūsų augaliukai kvėpuot galėtų ir ta perteklinė drėgmė išgaruotų. Po truputėlį mes matome, kad čia buvo skirtingos 4 talpyklos, taip, kuriuose buvo augaliukai pasėti. Jie yra dar labai jautrus, nedideli, bet jau juos reikalinga nešti į šviesą, kadangi jie yra sudygę. Štai matome, vienur vienos rūšies rečiau, kitur truputėlį tankiau. Ir kad jie neišstyptų ir nepradėtų mum į šonus kristi, mes turėsime atnešti juos ir padėti prie šviesos. Ir nepamiršti karts nuo karto apsukti, nes jauni stiebai augaliukų labai reaguoja į šviesą. Matome, kad krypsta, apsukame,
pakeičiame poziciją ir išsivedinus vėl užtraukiame uždangalą šitą. Ir taip kiekvieną dieną. Jeigu reikia, palaistome negausiai, taip pat su purkštuku, nes kol jauni augalėliai, jie taip pat labai jautrus stipriai vandens sroviai. Labai nežymiai, labai negausiai sudrėkiname žemės paviršių, tam, kad jų neišplakti, nesustumti ir tą augimo vystymąsi palaikyti, nes augalas yra mažas, jautrus ir ne visą laiką dar sugeba atsitiesti nuo to didelio vandens kiekio. Kaip žinoti, kad jau reikia laistyti, dažnai išduoda žemę. Štai palyginsime mes. Jeigu čia jinai yra tolygi, drėgna ir augalai tolygiai gerai auga, o štai čia, kada mes matome jau pradėjusią skeldėti žemę, taip, galime įtarti, kad jau trūksta drėgmės. Ten buvo geras rezultatas, o čia jau šiek tiek žemė per sausa. Tai būtinai jau reikia sudrėkinti. Čia kartais būna taip, kada indelis yra per arti šilumos, taip, kažkokia tai židinė prie radiatoriaus, tai atkreipkite dėmesį ir stenkitės laiku sulaistyti, kad nesitiktų štai tokių žemės skilinėjimų. Nelda, šiek tiek dar pakalbėkime apie pasėtas, tarkim, saulėgrąžas ir iš jų išdygusius žalumynus. Kiek žinau, tikrai labai skanu ir sveika, tarkim, prie mėsos ir aplamai žaliavalgiai mėgsta. Tai kokias sėklas tinkamos vartojimui, valgymui? Žinoma, tų žalumynų, kuriuos mes galime auginti visavertei mūsų mitybai, yra pakankamai daug ir tam galima naudoti daugiaaukščius tokius kaip namelius, talpyklas, bet lygiai taip pat, jeigu mes neturime jų įsigiję, paprasčiausiai tiks dangtelis laisvas ir čia yra linų pluošto kilimėlis. Jų yra stačiakampio formos, štai va čia matote, yra pagrindas, čia šiek tiek jau nukirtas, tačiau mes galime suteikti ir džiaugsmą, ir dovaną padaryti žmogui, pas kurį einame į šventę arba į svečius. Ką mes darome? Mes štai iš šitos masės išsikerpame normą formą, netgi galima ir širdelę įsikirpti. Sudrėkiname, sutalpiname į mūsų pasirinktą terpę. Taip, čia yra įvairiausios formelės, tam, kad augalų sėklos turėtų kur įsitvirtinti ir augti. Galima rinktis vis tas sėklas, kurios yra priskiriamas prie mikrožalumynų. Šiuo atveju mes matome sudygusias raudonlapių ridisėlių sėklas ir štai čia aplinkui dar tik pradedančias dygti raudonųjų burokėlių sėklas, kurios yra švelnaus skonio, saldokos, o ridisėlių skonis yra tvirtesnis, aštresnis ir tikrai primena mūsų ridisėlius, kurie užauga apatinėje dalyje žemėje. Ridisėliai sudygsta, galima sakyti, jeigu šiltoj terpėj per vieną dieną, jau pradeda išbrinkti ir atsirasi pirmosios tokios išdygusios sėklytės, o burokėliai truputėlį vėliau. Jam reikia kažkur tai 4-5 dienų, kad sudygtų. Tai rezultate mes pirmą derlių centre jau galime nuimti, skanauti, o išorę šiek tiek pasinaudosime vėliau. Svarbiausia, kad mūsų šitas linų pluošto kilimėtis būtų drėgnas visą laiką, kad sėklytės turėtų maitinamosios terpės, bet jos neturi būti vandenyje. Tai šitame indelėje jisai sudėtas yra ir perteklinis vandens kiekis šiek tiek pasislenka į kraštus, štai čia yra giluma, kurioje jisai nuteka, o per tą laiką sudrėkina patį linų pluoštą vandens masę. Ačiū Jums, Nelda, už tiek daug informacijos apie sodinimą, sėją. Tikiuosi ir net nebijoju, kad mūsų žiūrovams buvo naudinga, o jeigu ir jums įdomu apie sodinimus, augalus ir visą tai, kas yra žalia, kviečiame mokytis Šiaulių technologijų mokymų centre. Menų ir grožio paslaugų skyriuje dekoratyvinio apželdintojo specialybės.